Šiuo metu Žemėje gyvuoja apie 195 šalis. Dažniausiai kalbame apie pačias didžiausias ir įtakingiausias, nes ten gyvena daugiausiai visų pasaulio žmonių. Tačiau šį kartą pažvelgsime į pačias mažiausias šalis Žemėje. Ir nesijaudinkite, Lietuva į tą sąrašą nepatenka. Ji nėra jau tokia maža, kaip jūs galvojate. Šiuo metu Lietuva užima 121 vietą pasaulyje pagal šalies plotą. Taigi 5 vieta – San Marinas. Tai Europos šalis apsupta Italijos, kuri yra šiek tiek didesnė nei Panevėžys, o jos plotas yra 61 kvadratinis kilometras. Šalyje gyvena vos 30 000 žmonių, tačiau valstybė turi vieną aukščiausių BVP vienam gyventojui ir pasaulyje San Marinas turi vieną mažiausių nedarbingumo lygių. 4 vieta – Tuvalu. Anksčiau buvo žinoma kaip Alico salos. Tuvalu yra šalis Ramiajame vandenyne šiaurės rytų Australijoje. Jos plotas siekia 26 kvadratinius kilometrus, o čia gyvena apie 10 000 žmonių. Šalis turi 8 kilometrus kelių ir vieną ligoninę. Kadaise Tuvalu priklauso Didžiajai Britanijai, tačiau 1978 paskelbė savo nepriklausomybę. Gaila, tačiau turizmas čia neklesti. Į metus čia apsilanko vos 2000 žmonių, kadangi į šalį sunku patekti. 3 vieta – Nauru. Tai šalis Australijos žemynė, kurios plotas 21 kvadratinis kilometras. Tai mažiausia šalis sala pasaulyje. Ji išgarsėjo 9-ame dešimtmetyje dėl fosfato iškasenų, kurios jau užseko. Dabar šalis žinoma, nes čia gyvena labiausiai nutukusi tauta visame pasaulyje. 97% vyrų ir 93% moterų turi viršsvorio arba yra nutukę. Taip pat čia beveik pusė žmonių serga cukriniu diabetu. 2 vieta – Monakas. Šalis įsikūrusi šalia Prancūzijos. Ji plotu prilygsta šalia Klaipėdos esančio miesteliui Priekuliais su 2 kvadratiniais kilometrais. Monakas yra pasaulio milijonierių ir milijardierių namai. Valstybinė kalba prancūzų. Šalis žinoma dėl prabangos ir įžymybių industrijos ir didžiausio gyventojų tankio pagal plotą pasaulyje. Čia jų gyvena beveik 38 000. 1 vieta – Vatikanas. Tai mažiausia pasaulio valstybė, su plotu siekiančiu vos 0,44 kvadratinius kilometrus su 842 gyventojais. Ji yra Italijoje, Romos mieste. Šalyje stovi didžiausia pasaulio bažnyčia Švento Petro bazilika, kurioje esti patys garsiausi ir žymiausi pasaulio tapytojų ir kitų renesanso menininkų kūriniai. Daugiausia šalis uždirba iš pašto ženklų gamybos, muziejų ir turizmo. Ačiū, kad žiūrėjote ir iki kito karto.